savo tyrimų pradžioje aš minėjau, kad aš dar nežinojau, kokie požymiai mane domina ir kur aš turėčiau ieškoti to, ką aš noriu rasti. Aš lankiausi bažnyčių kriptose, įskaitant Šventosios Dvasios bažnyčią. Aš tenais atėjau, pasiprašiau pas kunigą, kad man leistų surinkti mėginių, biologinių mėginių ir klebonas Viktoras Bogdavičius labai maloniai leido, atrakino ir aš buvau girdėjęs iki tol, kad tenais yra mirusiųjų palaikų, mumifikuotų palaikų ir įvairių kitokių ir galvojau, kad tai bus organikos šaltinis kažkokiem apžemintintis. Ir aš neklydau. Žodžiu, 5 kriptoj, ta kriptoj, kur sovietmečiu 20-aisiais buvo sunešta masė mirusiųjų ir ten buvo jie po stiklu padėti tam, kad lankytojai, kurie atėjo į tą vadinamą ateizmo muziejų, galėtų pasižiūrėti į visus tuos, kurie ten palaidoti. Ten susidarė toks mikroklimatas, drėgna ir šilta, kuris buvo palankus vabzdžiams apsilankyti, žodžiu, patekti į vidų, sudėti savo kiaušinėlius ir maitintis tom organiniam nuosėdom, organiniais likučiais iš žmogaus. Tai, kai tik stiklas buvo nuimtas, taip ir atsitiko, vabzdžiai tenais apsilankė ir čia yra dermestės šeimos vabalai, kailė graužiai. Paprastai jie irgi dažnai randami rūsiuose, graužia kailinius, ten džiovinta jau įrėbės ir taip toliau ir akivaizdu, kad čia mažai skirtumo mato tarp to. Tai aš nežinau, aš nesu įstikinęs, ar jie tenais praleidžia visą savo vystymosi ciklą nuo kiaušinėlio iki vabalo, nes neaptikau jokių kitų, reiškia, metamorfozės stadijų, išskyrus suaugėlius, kurie tuo maitinosi. Gali būti, kad jie periodiškai, tarkim, tik tai vasarą, kai pasidaro šilčiau ir pradeda labiau irt organiką tenais, jie vedami to kvapo, kuriam jie yra jautresni negu mes, iš gatvį patenka į vidų. Gali būti taip. O gali būti taip, kad tenais jų kartos eisisi, tai aš labai tuo abejoju. Tai dabar visa ta istorija. Žodžiu, Šventosios Dvasios kriptoje aš radau 2 vabalų rūšis. Viena yra šita, kurią aš jums rodžiau, kita yra kriptofagų šeimos. Tie smulkus vabaliukai minta yrančią medieną ir jų ten buvo labai gausu, o šiaip pas mus tie vabalai yra laikomi retais. Lietuvos fauna jiems skiria 1 kategoriją. Laikomi reti, bet matyti reti dėl to, kad jos yra sunku rasti, nes jie yra maži ir sunkiai pastebimi. Tai tų vabalų aš tenais radau ir, galima sakyti, visai nemažai, 14 egzempliorių, jie maitinosi yrančiais karstais. Ten yra daug karstų, medinių karstų, kurie nuo drėgmės yra ir kažkaip ten pateko tie vabalai. Iš tikrųjų, ten buvo visai netoli prie užmūryto išėjimo į Dominikonų vienuolyną, galbūt per tą išėjimą jie kažkaip pateko, aš neįsivaizduoju, tai aš jos tiesiog suregistravau ir turėjau. Ir patekęs į Šventosios Dvasios Rūsį, aš atsidūriau, nežinau, tokioje aplinkoje, ir dar tuo metu buvau dar didesnis humanistas, man kažkaip atrodė, kad čia išmėtyti palaikai čia taip neturėtų būti, ir aš pasišnekėjau su klebonu Viktoru, sakau, reikia kažką daryti, jis sako, senai jau reikėjo mums kažką daryti, ir leido pradėti šitą projektą, palaikų perlaidojimą, buvo sukviestos kelios paveldosaugininkų komisijos, dalyvavo ir archeologai, ir visa kita, ir mums buvo duotas leidimas pradėti tos darbus, ir buvo nuspręsta, kad visus skeletuotus palaikus, kurie jau yra virtę kaulais ir pabirę po visą Rusiją, reikėtų palaidoti 5 kriptoj, kur buvo prinešta iš anksčiau žmogaus palaikų, o tų palaikų žinais jau nebekalbyti, ir palaidoti skeletuotus palaikus ten pat Rusy, kurie buvo istoriškai palaidoti. Tai darbų metu mes aptikom išlikusių mumijų, mumifikuotų žmogaus palaikų. Jų niekas specialiai nemumifikavo, mumijomis jie virto dėl to, kad tame požemyje aplinkos sąlygos tam buvo palankės. Ten ir drėgmė, ir temperatūra daugiau mažiau stabili ir per tam tikrą laiko tarpą žmogaus palaikai nesuiro, nesupuvo, bet sudžiuvo ir virto mumijomis. Ir tada aš susisiekiau su italų antropologu Dario Pembino Maskalė, kuris pas mus Lietuvoje jau kelis metus darbuojasi, tyrė šitas mumijas. Čia atvykęs, jis dirba Vilniaus universiteto medicinos fakultete ir aktyviai tyrė tas mumijas. Tai įsivėlė tokį kultūrinį projektą, porą metų mes ten tvarkėm tuos palaikus, žodžiu, jos rinkdavom, gabendami tą kriptą, kurie turėjo būti palaidoti, tame dalyvavo daug savanorių. O kai atėjo reikalas dirbti su mumijom, aš pradėjau tokį žurnalistinį projektą Mumijų tyrimų maratonas, kurį keliais ciklais transliavom per Delfio portalą. To projekto dėka susidarė tokia palanki terpė tom mumijom atlikti kompiuterinės tomografijos. Kompiuterinės tomografijos tyrimus. O tokie tyrimai yra reikalingi dėl to, kad pagal tarptautinę praktiką mumija yra laikoma labai svarbus, labai didelė mokslo vertybė, kuri gali pasakyti labai daug
apie praeities kartas, apie jų ligas, gyvenimo būdą ir mirties priežastis. Ir norint išsaugoti tas mumijas ateities kartoms, jų negalima pjaustyti ar kitokiais invaziniais metodais darkyti. Tai joms turi būti atliktas arba rentgenas, arba kompiuterinė tomografija. Kadangi mes turėjom didelę platformą viename didžiausių Lietuvos naujienų portalų, tai barteriui pasiūlėm tam tikrom Lietuvos klinikom reklamos, už tai, kad jie mums leistų jų tomografuose skanuoti mumijas. Ir mes tas mumijas gabenom pas juos į tomografus, juos skanavom, ir dar iki šiol antropologai turi darbo dirbdami su tą medžiagą. Tai čia yra ta 5 C-kripto langas, kur buvo sudėti palaikai 60-aisiais, ten buvo Kryžmo muziejus, čia buvo stiklas uždėtas, ir žmonės teidavo pasižiūrėdavo, aš girdėjau tokių istorijų, kad tuo metu gidai pasakodavo, kad dominikonų vienuoliai čia kažkokiais tuneliais susisiekdavo su Kotrynos vienuolyno vienuoliam, ir va čia kriptoj guli jų vaikai, žodžiu, čia jie patys guli ir taip toliau, ir tokius dalykus pasakodavo. Tai buvo. Čia yra 60-ųjų metų nuotraukos, darytos Markulė. Žmogus, kuris darė viską ne taip savo gyvenime, tai viskas atrodė 60-aisiais. Čia yra ta krūva 5 C-kripto mumijų sukrautų. Man regis tarpukariu ten buvo registruota iki 100 mumifikuotų sveikų palaikų. Šiandien mes turim 23, iš kurių tik 7 yra pilno kūno. O nuo ko jie mirė? Tai mirties priežastys yra skirtingos, bet iš antropologų tyrimų paaiškėjo, kad daugiau mažiau tie žmonės buvo pasiturintis, buvo nutukę ir įvairios ligos, kurios susijusios su gerų gyvenimų lydėjo. Na, mes žinom šiaip iš istorinių šaltinių, kad po bažnyčiomis, po šventoriais būdavo laidojami pasiturinti žmonės, kurie yra nusipelnę konfesiją. Tai čia yra mūsų antropologas Darija iš Italijos, už jo stovi kunigas Viktoras ir čia yra tomografijos nuotrauka, bet tiesą pasakius, čia jūs matot nuotrauką kitos mumijos. Tai yra mumija, kurią mes atgabenom iš Kauno, o ta mumija į Kauną pateko iš Egipto, iš senovės Egipto. Ją atvežė pirmoji Lietuvos egiptologė Marija Rudinskaitė Atsmavičienė. Ir kadangi susidarė tokia palanki terpė, aš pasiūliau iš Kauno atsivežti mumiją, kuri ten senai guli ir turi daug paslapčių, ir nuskanuoti ją prie tų tomografų. Po kokio laikotarpio mumijos? Apie šitą mumiją žinau. Senovės Egipto. Senovės ir čia mūsų Vilniaus mumijos, jos yra 18 pabaigos 19 amžiaus, pagrindė 19 amžiaus palaidojimai, o senovės Egipto mumija, tai aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet man regis apie 3,5 tūkstančių metų iki Kristus kažkas. Bet jūs kalbėjote apie lietuviškas mumijas, tai jos ne tokia savo? Ne, lietuviškas aš sakau, yra 18 pabaiga, 19 amžius. O buvo kalbama, kad ten Maro, visumas Maro. Taip, ten yra tokių kalbų, kad ten yra Maro aukos ir visa kita, bet tai yra nesąmonės, nes Maro aukos buvo laidojamos už miesto sienos, jų niekas nemėtydavo ten, kur buvo laidojami kilmingieji, tai tikrai taip būt negali. O Napoleono kariai ten dėjo? Napoleono kariai buvo palaidoti tose pasose, kuriuose išsikasė. Jų taip pat niekas nelaidojo prie palaidotųjų kilmingųjų. Ir po prancūzmečio, kaip žinia, Napoleonas savo kodeksą uždraudė laidoti žmonės kriptus. O dar norėčiau apie tos nutukėlius turtingus paklausti. Sakykite, ten, tarkim, amžiaus grupė, suaugusių žmonių, vidutiniškai, kiek jau buvo amžiaus, kai jie mirė nuo savo nutukėlių? Amžiaus grupės apie 40 metų kažkas tokio. Bet mes turim ir esam radę ir vaikų palaikų, tai yra viena iš mergaičių, kuri ten buvo palaidota, jis sirgo vandenligė, vadinama hidrocefalija. Ir, žodžiu, tokia įdomi, kraupi istorija. Žodžiu, atlikus tyrimus paaiškėjo, kad ta mergaitė sirgo rachitu ir iškilo tokia teorija, kad galbūt buvo taip, žinia, kad jos tėvai turėjo būti pasiturintis, nes jinai buvo palaidota šalia pasiturinčių žmonių. Tai galbūt, kai mergaitė susirgo rachitu ir atrodė ne taip kaip kiti vaikai, galbūt tėvai vengė ją išvesti į lauką ir dėl to, kad ji buvo nuolatos izoliuota namie, neturėjo kontaktų su saulės šviesa ir jos kūnas nebegamino reikiamų vitaminų, jinai susirgo, atsiprašau, atvirkščiai, taip, ji turėjo vandenligę, dėl to neišeido į viešumą ir dėl to susirgo rachitu, nes nebuvo po saulę. O kaip smarkiai nutukę buvo, kaip mirdavo? Matyt, jie ne dėl to, kad nutukė mirdavo, o dėl to, kad sukeldavo nutukimus nuo įvairių ligų. Tai kaip smarkiai nutukę?
Čia lygiai su konkrečiam asmenybėm, ar kūnomasios indeksas. Kūnomasios indeksą aš jums nepasakysiu, bet žmonės buvo nutukę, kiek jie buvo nutukę, aš nežinau. Man atrodo, to faktų išlieka, kad jie buvo nutukę. Gal visai nebuvo nutukę? Ne, jie buvo nutukę, nes iš palaikų matosi, kad jie turėjo virsų. O kaip šitais dalykai? Na, jie yra didesni už kitas mašines. Aš matau, kad jums iš tikrųjų labai knieti. Jūs valite, kad aš jums nupiešiu kiekvienoje pradė. Jeigu stambi moteris, mes dirbdami Šventosios dvasios Rusyje, kraustėm vieną lovį, kur buvo sukrauta krūva mumijų rusų laikais. Ir radom vieną mumiją, žodžiu, atsitiko taip, kad vienas vaikinas netyčia nurovė to lovio lentą. Ten joks nekultūrinis paveldas, sovietmečių sukaltas lovys, kur buvo sukrauti palaikai. Ir mes pamatėm kažkokią didelę galvą. Kažkas jau čia tokio, o paskui pamatėm, kad iš tos galvos tyro kojas ir supratom, kad tai yra moters pilvas. Tai tiek įtikus. Mikalojos bažnyčia mumija taip pat. Taip, tai čia yra tarptautinė mumija, su ja yra įdomi istorija. Žodžiu, atgabeno ją labai saugodami ir restauratoriai, ir muziejininkai labai vertino, ir čia matot iš rankų judės, kaip čia viskas irgi darė. Žodžiu, tomografijos metu paaiškėjo, kad į mumiją buvo įvyniotas toks buteliukas į jos vyturus. Ir vėliau paaiškėjo, kad tą buteliuką galbūt pati egiptologija Arcimavičienė įvyniojo, norėdama kažkokį pridėti malonų kvapą, rytietišką kvapą. Tas buteliukas, man regis, buvo pagamintas Kryme, jei neklysiu. Iš po laikų, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet jūs matot, kad iš tomografijos matosi, kad yra išlikus puikiai kaukolio, o visi kiti kaulai virta košė. Ir mes, kai jos vytrus kėlėm, labai daug smėlio išbyrėjo tenais muziejuje. Tai iš pradžių buvo tokios kalbos, kad čia galbūt mumijos klastotė, nes tam tikrais antikiniais laikais buvo populiaru balzamuotojų tarpe artimiesiems atiduoti mumijos klastotę ir tiesiog, kad iš tikrųjų balzamuoti jų artimui, nes tai buvo pigiau atiduoti netikrą mumiją. Ir galvojame, kad Arcimavičienė atsivežė netikrą mumiją, bet vėliau paaiškėjo, kad jinai yra tikra. Žinoma, kad jinai buvo Dievo Amono dainininkė, bent jau iš hieroglifų. Taip, kad apie ją yra šiek tiek žinoma. Bet vėliau vėlgi buvo diskusija, aš dabar neatsimenu, Justina, mano draugė, nežino, jinai yra antropologė, tai galbūt, nežinau, kažkiek atsimins, ar ten vyras ar moteris, nes vėl buvo diskusija, ar ten vyras ar moteris įvyniota, jeigu tai vyras, tai nesutampa su sarkofagu ir taip toliau ir panašiai. Tai ten buvo daug niuansų, daug paslapčių, bet galiausiai paaiškėjo, kad tai yra tikra mumija. Ir kitais metais mes vėl organizavom mumijų tyrimų maratono tęsinį ir pasinaudoję galimybę, paprašančią direktorės Kulnytės iš Nacionalinio muziejaus, kad mums leistų išvežti jų Egipto mumijas į tomografijas ir jas nuskanavom. Visas mumijas, kiek turi Nacionalinis muziejus, po Medėjos tomografais. Ir dabar dar antropologai dirba su tą medžiagą ir netrukus turėtų publikuoti rezultatus. Taip, tai apibendrinant biospeleologiją, iš tikrųjų iš mano požiūrio taško, aš radau kažką, ko manau užsiimsiu dar labai ilgai savo gyvenime, jeigu ne iki jo pabaigos. Biospeleologija žmogaus pastatytose požemiuose mums leidžia stebėti tuos evoliucijos procesus, kurie milijonus metų vyko natūraliuose urvuose. Tik tai, galima sakyti, pas mus ant stalo kažkokiam akvariume, kur mes galim prieiti, nes turim labai daug duomenų, galim stebėti mikroevoliucijos procesus ir žinot, kaip tai galėtų vykti iš tikrųjų natūraliuose požemiuose. Taip, kad visą tą požemio odisėją, bent jau iš mano požiūrio taško, tai yra vien tik tai tam, kad galėčiau žinot kažką daugiau apie gyvybės istoriją žemėje. Tai tiek.